susikūrus darbuotojų anketas, sekantis žingsnis būtų susikurti pacientus. Šis žingsnis nėra būtinas, nes aplikacija gali veikti ir neturėdama pacientų duomenų, tai yra tiesiog atsižymint buvimo vietą, tačiau dėl visų funkcionalumų išnaudojimo rekomenduojama juos pasidaryti. Taip, tai pacientus pirminiu atveju galite susikurti čia. Pats paprasčiausias būdas yra užpildyti paciento kūrimo anketą. Tai iš privalomų vokų užtenka paciento pavadinimo, vardo, pavardės arba kažkokio tai šifruoto kodo, ir įvesti jo adresą. Suvedus šios duomenis ir išsisaugojus, jisai atsiranda pas jų žemėlapį pažymėtas žaliai. Kaip pavyzdys, čia matome mūsų pacientus ir užvedę pelytę galima pasitikrinti, kas tai toks per pacientas. Tai yra pats paprasčiausias būdas. Nepaminėjau, kad prie paciento duomenų galima suvesti papildomus nebūtinus laukus, kurie gali būti reikalingi vėliau generuojant ataskaitas. Taip, kitas būdas yra įkelti pacientus per failą. Tai yra, mes esame sukūrę Excel šabloną, kurį galite parsisiųsti čia. Užpildę jį, išsieksportavę duomenis iš jūsų naudojimų sistemų, galite suskelti Excel šabloną ir įkelti jas į sistemą vienu metu. Taip, kad, jeigu jums reikia įkelti didelį kiekį, šimtus ar galbūt net tūkstančius pacientų, tai naudokite šį būdą. Trečias būdas yra pasinaudoti mūsų žemėlapiu. Tai yra prisitraukus kokį nors adresą, matyti jo namo numerį ir paspaudus ant to namo galime sukurti pacientą tuo adresu. Tai matome, iš karto adreso vokelis yra užpildomas, mums lieka įsirašyti paciento pavadinimą, jo vardą, pavardę ir taip toliau. Taip, tai pacientus gali kurti ir pats darbuotojas, tai yra per mobilią aplikaciją. Tokius pacientus galbūt pavyks surasti, mes matysime pažymėtus pilkai. Adminos sukurti yra žali, o visi kiti yra pilki. Kaip tik tokį pavyzdžių dabar nerandu, bet parodysiu vėliau per aplikaciją. Taip, čia turėsime pacientų sąrašą. Galite pasitikrinti, kurie pacientai yra nepriskirti nei vienam iš jūsų specialistų. Kad specialistui matytų pacientus, tai turite juos priskirti. Ta padaryti irgi galima dviem būdais, tai yra paspaudus ant paciento, nuėjus į jo administracinę dėžutę, paspaudus priskirti pacientai susirasti, kuriam darbuotojui norite jį priskirti, arba paspaudus čia priskirti visiems.